pavyko nupirkti M4. Nu ką, atvežė lavonėlį. Pagal aprašymą yra waterfludas, skenduolis. Stebėk čiurkšlę. Traukiam lauk variklį ir darom kapitalinį remontą, jeigu dar įmanoma jį padaryti. Pasimatom prie variklio. Iki. Tai labas. Šiandien pradedam darbus prie M-kės. Šone sėdi 2023 metų jaunasis šlapių marškinėlių automobilių plovimo čempionas. Gerai, juokauju. Iš tikrųjų, tai Mykolas yra 2023 metų geriausias jaunasis mechanikas Europoje. Ir jis dirbs prie šito nuostabaus aukso gabalėlio ir rudies gabalėlio variklyje. Tai va, dėl ko pajokavau dėl šlapių marškinėlių šitų, tai va, pasižiūrėkit, kokia šiandien jau jinai graži. Nuplovė Mykolas su šampūnu. Jetau, kokia graži blizga. Ir pasidarė mini sąrašiuką. Iš tikrųjų, Mykolo karjera prie F serijos dar tik tai prasideda. Parodyk ten kažką, tai žinai, liuks, čia jėga, F-kės, cool, geriausia mašina, nice. Žodžiu, prie ten visokių dalių, smulkmenų ten ir prie visų išorinių detalių, jeigu ten mašina yra daužta ar dar kažkas, prie detalizacijų ir taip toliau, dar reikia šiek tiek padirbėti, išmokti. Tai nuplovęs pasidarė Mykolas savo detalizaciją, jo akimis kokių reikia detalių šitai mašinai be variklio tvarkymo, tai reiškia ten apsaugos, kurios ten sugadintos, kokie yra ten defektai išorės ir taip toliau. Žodžiu, kad galima būtų išėmus variklį ir pradėjus jį daryti. Faktas, su varikliu dar bus klausimas, kai jisai išsiims ir nusiims. Žodžiu, kai šiek tiek atsidarys jau ir pamatysim vidų, matysim ar iš vis jį galima realiai prikelt antram gyvenimui tą variklį. Bet manau, kad 95% kad bus galima. Tai, žodžiu, kol variklis darysis, reiks užsakyti visas dalis, ką reikia nupirkti iš naujų detalių, iš dėvėtų detalių. Kažką patvarkyti, kažką padaryti, duoti perdaryti spidometrą, kokie defektai yra salone, kad tvarkytų, pertrauktų ten naują odą, persiūtų vairą, apžiūrėti iki galo kėbulą, dėl ko ir reikėjo nuplauti, nes vat irgi pasimatė ten šių tokių defektų nuplovus, galvojom, kad kapotas švarus, gražus, tvarkingas, bet yra tokių apdaužimų nuo akmenukų, apžiūrėsim dar visą kitą ir nuspręsim. Galbūt reikės tik kelias dalis dažyti, galbūt visą mašiną. Dėl to reikėjo nusiplauti ir pasitikrinti jau 100%, kad, kaip sakiau, kol darysim variklį, jinai nusidažytų, susitvarkytų, pasidarytų, grįžta iš dažyklos, variklį metam į vidų, test kūrimas, test drive'as, saulė, popkornai, visas paketas. Burnautas, kas nori, duosim čia ant kelio dugną, kad prilipdytų prie sėdinių šiek tiek. Tai va, tai galim dar apeiti pasižiūrėti truputėlį defektukus, susiieškot ir kipsim į darbus. Šitą vietoj Mykolas gazuos šypseną iki ausų. Daviau Mykolui pirštinę, pasiėmiau ir savo. Iš tikrųjų tai noriu, kad Mykolas šitas F-kės žinotų atmintinai. Kaip aš sapnuoju būna tas F-kės. Atmintinai žinau, kur visi varžtai. Jeigu kažkada nedaryta ta mašina ir neprisukinėta nesąmoningų varžtų, tai galit pažert man varžtus, va, ta mašina išardė pistonus visus ten ir taip toliau, pasakysiu, kur kokie eina. Ir smagu, ir baugina kartais, kad blemba, reikia čia sapnuotas F-kės. Noriu, kad Mykolas žinotų tas mašinas kaip nuluptas, kaip enciklopedija. Opa! Zūmes! Čia pasižiūrim, biški radiatoriai šiokie tokie palankstyti va štai ten. Amerikietiški samariezai. Labai gražu. Ar matosi, gerbiamasis?
labai geras sprendimo būdas yra. Čia yra ortakio trūkumas minimalistinis. Ar jisai liko ten? Ne, neliko. Tai va, tai mini update'as. Čia va truputėlį yra gal net neišpjauta, o išlaužta, kadangi kliuvo. Tai bent jau aš planavau nenuiminėti priekio, bet kadangi nuėmus bumperį pastebėjom šiokių tokių defektų ties radiatoriais, reikia pasitikrinti būtinai, tai paprašiau bus nusimti visą priekį, visą televizorių, nusimti radiatorių kasetę, išardyti ir išsidefektuoti, pažiūrėti, reikės, nereikės, kas ten kaip atrodo, nes yra ir palaužimų, kaip matėm, yra medvaržčių įsukta šioj nuostabioj mašinėliai, tai teks nuimti priekį. Va čia va galima atkreipti dėmesį irgi į lempą, kad bumperį dažė, greičiausiai šiek tiek neapsiklijavę. Ir truputuką dažo užsimetė ir ant lempos. Aišku, ir ant kitos lempos užsimetė to pačio dažo. Labai gerai yra dažyti neapsiklijavus. Nu va, dar truputėlį šiokių tokių naujovių. Čia sulūžę, čia turim tokią situaciją, čia išlūžę, čia irgi šiek tiek sulūžę. Įjungtas. Nu ką, priekis guli jau šalia. Nenumatyti niuansai yra faktas. Kas nuo pat pradžių buvo apžiūrėta, tai dasidėjo šiek tiek daugiau tų defektų, negu kad matėsi iš pirmo žvilgsnio. Tai nestebina šitie dalykai, čia normalus reikalas. Visada yra nenumatyti niuansai, tai trumpai tariant. Dar reiks, aišku, išsiardyti ten tuos radiatorius, bet antifrizas neišbėgęs, bet estetinio vaizdo nebėra, nes jisai sulankstytas. Nu, negražus, tai greičiausiai reikės pakeisti variklio aušinimo radiatorių, kelias plasmasės aplink radiatorius, nes yra sulaužyta, paskui sutvarkyti medvaržčių vietą šitą, nu, nes tiesiog galima gražiai priknėdyti nerūdijančio plieno knėdės ir viskas. Ir kaip originalas atrodo, nežinau, kodėl čia buvo priimtas tas medvaržčių sprendimas, bet nesmė. Ortakis į vieną iš papildomų radiatoriukų yra sulaužytas, dar keli niuansai yra sulankstyti, sulaužyti. Kažkas keisis, kažkas nusipirks naują originalų ir pasidarys tvarkingą. Žodžiu, reiks dar susižiūrėti iki galo, kokių detalių reikės šitai krūvai sutvarkyti, o dabar važiuojam čionais. Čia jau vadeles perima Mykolas, reiks nusiimti duslintuvą, kardaną, apsaugas, viską atsijungti. Tai planas yra paprastas. Žodžiu, variklį su visų traversu ir su greičių dėžę leidžiame žemyn, pakabą paliekam kabėt, tada variklį atsijungiam nuo greičių dėžės, pasikabinam ant tovo ir ardom. O traversą pakabinam atgal, prijungiam važiuoklę, kad galima būtų ją stumti. Paskui apsirenka dar sugadintos detalės, pasitikslina sąrašas, ką reikia nupirkti, ardo galinis bumperis, visi dalykai ir viskas. Mašina važiuoja dažytis, o Mykolas žaidžia Lego su varikliu. Mykolas čia ką tik apsidžiaugė labai stipriai dėl kažko. Kas čia? Ką čia turim? Turim įsiurbimą. Opa! Upelį turim, jau šiek tiek išbėgo. Net nespėjom pribėgti, nespėjom tikrai. Traukiau ir čia, nu, geri 3 litrai išbėgo ant žemės. Nėra blogai 3 litrai, tai žinai, 3 litrai ten, 2 litrai ten, dar litras ten, turim visų 6. Jau neblogai, kaip variklį tepaliuko turėtų. Tiek kiek variklį tepaliuko, tiek vandenuko panašiai, gal ir daugiau. Nieko tokio. Čia supranti, nu, va talkūniai biški buvo, likučio. Nu įdomu, kas bus viduj, tikrai labai įdomu. Nieko, greit pamatysim. Jau čia link nuleidimo judam.
Nu, bet ką, už tai, kaip sakyt, švarus variklis. Va čia žiūrėk, aš čia įkišu pirštą. Biški turim kažko, supratau. Tai nieko tokio. Dar reikės pasižiūrėti, kokios stovio turbinos, jeigu čia taip seksualu viskas jau išoriai. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Palaukiam kantrybės ir pamatysim. Pamatysim, kokios grožybės mūsų laukia viduje. O, biški turim tokios emulsijos, biški turim vandeniuko. Seksualu. Žodžiu, gurkšnis buvo godus. Tikrai godus. Tai praktiškai viską nusiėmėm kardaną, nusiėmėm išmetimo visas vamzdžius, atsisukom visus varžtus ir praktiškai dabar motoras su balkius įstoja mum ant stovų. Tai bandysim kelt visą kėbulą, motoras liks vietoj su dėže ir žiūrėsim, pamatysim ar viską atsisukom. Aš palauksiu. Tai jo, bandom pasižiūrėti, ką turim. Čia dar turim vandens šiek tiek likutį. Giliau. O, skanu gardu. Matus puikiai. Trumpai tariant, matomai, kad turbina nesisuks. Gal va tik čia va galima pabandyti. Tai šitoj vietoje jau Mykolas matyt pakomentuos tolimesnį eigą, bet trumpai tariant, kaip ir planuota, variklis su visa dėžė traversų ant žemės. Dabar su kranu pasikeliam, atsijungiam nuo traverso, atjungiam greičių dėžę padedam į šoną. Faktas, kad greičių dėžę dar reikės irgi patikrinti, ar nėra vandens, bet kuriuo atveju reikia pasitikrinti ir dėžę, ir reduktorių. Gal kol laukia evakuatorių, sakykime, sėdėjo žmogus ant stogo baloj ir laukia, kol jį kažkas ištrauks. Nežinom šitą. Tai faktas tas, kad visur reikia pasitikrinti. Bet kokiu atveju dar pasitikrinsim ir salone visur, ar nėra ten po kilimu drėgmės, ar ten blokuose nėra jokių oksidacijų. Žodžiu, reikia visur pasižiūrėti, kad nebūtų paskui niuansų. Nes dar kas gali būti, dar reikės nusiimti vairo kolonėlės apsaugas, pasižiūrėti, ar tenais viskas švaru tvarkinga, nes būna, jeigu užsilaiko drėgmės, tenais viskas išpūja išrūdėja. Bet šiaip iš esmės pagal vairo kolonėlės darbą nesigirdi jokių pašalinių ten garsų, tai neturėtų būti, trumpai tariant, niuansų. Tai va, tai Mykolas toliau tęsia darbus ir netrukus jau nusimsim pradžioj vožtuvų dangtelį ir karterį, daugiau pamatysim. Kokiame lygyje turim vandens? Pagal turbinas ir siurbimo kolektorių jau matėm, kad vandens lygis aukštas. Ganėtinai. Galimai. Judam toliau. Tai šiandien grįžtam toliau prie darbų. Vakar išsilpėm iš 4 motoros, turim pasistatėm šonan, pradedam biškiau krapštyti jų, ruošti jį kėbuliniam darbam. Nu, o mes šiandien bandysim pasikrapštyti prie motoro. Vakar jau buvom pasižiūrėję, jau šiek tiek išsisukom žvakės. Pabandėm prasukti motorą ir kaip matėm, kad viduje nieko gero nėra. Vandens pilni cilindrai. Pabandysim apsiardyti
likusias dalis. Tai čia vat mes turim. Pabandysim pasižiūrėti, kaip ten viskas baisiai ar nebaisiai atrodo, bet jau faktas, kad jau cilindrai pilni vandens jau ne pats geriausias motivatorius. Aišku, reikės nusilupti ir turbinas, nes ten jau negražiai atrodo. Nežinau, dabar nesimato, bet pilno rūdžių tai. Tai vat, šausim taimlapsą, prasiardysim ir judam, važiuojam toliau. Šiaip aš labai tikiuosi prigaivinti šitą motorą, labai norėčiau iš tiesų jį prigaivinti. Dar kol kas tokio kaip ir su tokiu defektu dar neteko atgaivinti. Tad nežinau, kaip čia matysim, kas čia bus su juo. Tai manau, viskas bus įmanoma, bet kol neišsiardysim, kol neišsidefektuosim, tol ir nesužinosim. Tai va, gerai, mažiau kalbam, daugiau dirbam. Einam. Nu, nieko gero, visiškai nieko gero. Tuoj pasiimsim prožektoriuką. Biškai šiek tiek panašu išleidom. Kaip ten negražiai atrodo. Nu jo, liūdnoka. Tai va. Tas pats ir su turbo biškai yra tokių situacijų, kaip ir prasėpdžiau. Šiek tiek liūdnoka situacija, šiaip jinai kaip ir sukasi. Va, jinai kaip ir okei, bet labai nenoriai sukasi ir matyt šiukšlių pilno, vandens tikrai būta. Ir jinai sukasi, pastringa ir šiaip jaučiasi, kad tokia kaip ir grunto šiukšlių yra. Tai mes jos gal nesukeliosim, nebražysim taip, paliksim, kad po to ją išsiardyt ir išplauti, išvalyt. Bet kažkaip hibrytė, žinokit, man kuo toliau, tuo labiau užda nuojauta, kad čia biškai liūdnoka situacija. Bet anyway, gerai, sėrdėm čia, nusimsim auštų dangtelį, pasižiūrėsim, kaip ten kokia situacija atrodo. Tada gal aplinkui apsirinksim, karterį nusilupsim, pažiūrėsim, ką čia turim, bet kažką sugalvosim. Jau brydom į tokią situaciją, tai reikia ir iš jos išlysti. Could spend all day on the couch with a snack or two at my house. Looking back a few, I ain't had the same attitude I do now. Used to spend my day doing shit, I would just assume up and quit. Na, nusėjame Mykolos turbinkės, papasakos daugiau, gal biškai parodys čia kažką truputuką. Ar sukasi bent vieną? Tai vat pirmą, trečią cilindro turbina kažkokio judesio turi, bet panašu, kad šiukšlyčių nemažai pribėgę vandens buvo ir jaučiasi netolygus sukimasis. Sparnuotas panašu gal kabinasi į šiukšlytės, išbėgo toks gražutis vandeniukas. Biškai tai Latės, jo. O ketvirto, šešto cilindro turbina tai šiek tiek liūdnesnė situacija, nes šiuo atveju sparnuoti net nesisuka. Panašu, kad prirūdijus arba priako arba kažkoks didesnis objektas galbūt pastrygęs. Bet iš vandens kiekio greičiausiai bus tiesiog ilgą laiką vandenį pastovėjus, biški korozijos pagavus. Parodija, tai va. Tai... Bet kuriuo atveju vešim restauruot. Jo. Bet vešim restauruot tik tai tuo atveju, jeigu variklį nepamatysim kažkokių rimtų problemų ir planas pasikeis į variklį keitimą. Kol kas važiuojam ties planu, išsaugot, taip, planas A. Tai planas A yra paleisti šitą patį variklį, bet kuriuo atveju laukiam pilno išardymo, pilnos defektacijos ir tik tada spręsim, kokias dalis perkam, ką restauruojam, ką darom ir taip toliau. Tai planas A, renkam šitą motorą, planas A, restauruojam turbinas, o planas B, metam lauk variklį, turbinas ir dedam visą kitą pilną variklį ir nesukam galvos. Planas B, padarysim staliuką. Yo, it's that roll out. Sometimes feels like I'm on my own now. Life got slow down, trying to go solo. Summertime windows roll out. Yeah, let me roll round. Smoke and love, what's the lowdown? Oh, Saudeli. Need money, that means get my phone out. Gonna get there here like no doubt. No more billing up just to cope now. Cheap billet, go get my phone out. Yeah, let me roll out. Let me roll out. CTT and we slide on that. I'm making eye contact. Yo, them vibe on top. That through is style and track.
pasišviest reikia kaip. O. Ne, šiaip iš tikrųjų ganėtinai gražu. Nėra kažkaip labai baisu ten tam viduj iš tikrųjų. Nei čia puvėsio, nei čia rudies, nei čia dar kažko labai nėra. Manau, kad važiuojam su tuo pačiu varikliu, žinok. Tik tai yra mažas niuansas. Čia va pasižiūrėjom, šitas kaip ir visi tvarkoja, bet kažkaip tai spėju, kad va tai va neturėtų būti. Čia kažkoks tai čia rotorinis gal. Tai toks va minimalus niuansas. Lūžęs švaistiklis, per pirmą cilindrą pateko vandens į karterį, bet nedaug. Tai vis tiek ardysis bet kuriuo atveju, ar taip pilnai. Čia dabar tik tai nusijėmė apačią ir įdomu buvo pamatyti, kas čia slepiasi karterį. Tik tai va tas va švaistiklio lūžimas. Bet nėra čia labai gąsdinantis reikalas iš tikrųjų. Tai ardom iki paskutinio varžtelio, dar kartą susižiūrim, bet kuriuo atveju jau matosi, kad mes važiuojam su šituo pačiu varikliu kapitalinis remontas, tai išsiardo, važiuoja blokas plautis, gilizuotis, alkūninis poliruotis, perkasi nauji indeklai, varžtai, tarpinės taip toliau. Galva lygiai taip pat važiuoja plautis, prisitrint vožtuvai, žodžiu persirinkt, kad būtų tvarkinga. Turbinos važiuoja restauruotis, viskas grįžta atgal, suvažiuoja reikiamos dalis ir variklis renkasi atgal. Tai judam toliau su ardymu. Mykolai, let's go! S55 varikliukas iš mūsų aukso gabalėlio pažertas į šipulius. Turim visą krūvą dalių ir Mykolas papasakos šiek tiek, ką mes dabar čia darysim. Tai va, pilnai viską išsiardėm, vizualiai blokas kaip ir gražiai atrodo, įtrūkimų kažkokių tai būtent skilimo ar dar kažko nėra. Tad blokas vis tiek važiuos tikrintis, šveistis, gilzuotis, matuotis. Alkūninis irgi kaip ir kažkokių išorinių pažeidimų, įtrūkimų, nusibrozinimų ar dar kažkokių tai defektų lyg ir nematyta, bet kokiu atveju vis tiek jisai važiuojasi tikrintis, matuotis. Jeigu kažkoks defektas tik tai bus išlindęs, tvarkysim. Toliau, kas labiausiai pasimatė iš defektų, tai būtent Wi-Fi švaistiklis. Jo, Wi-Fi švaistiklis būtent trečiam cilindre, ketvirtam cilindre kaip ir toks lyg ir kreivokas. Bananas biski. Jo, bananas truputį. 1, 2, 5, 6 kaip ir vizualiai atrodo gražiai, bet kokiu atveju visi važiuos plautis, matuotis. Galbūt nors yra vizualiai atrodo gražiai, bet gali būti 1, 2, 5, 6 cilindrai galbūt kažkiek linkę. Kadangi 4 linkęs, 3, sakykime, trūkęs. Tai va, ne patys gražiausi, bet pasinaudos, manau, tai. Greičiausiai, jeigu tvarkingi, patys tumokliai pamatavus, tai greičiausiai užteks išplauti ir sudėti naujus žiedus. Matyt taip. Nu, faktas, kad švaistiklių dar reikės arba 2, ką matom, arba daugiau. Jo, gali ir daugiau reikės. Su galva tai kaip ir irgi vizualiai atrodo nėra labai blogai. Aišku, galbūt ties vožtuvais jisai nėra pats gražiausias. Bet kokiu atveju važiuosis galva šveistis, vožtuvai prisitrins, taipogi matuosis, keisis bet kokiu atveju tarpinytės, visokios gumytės, tikrinsis irgi kompensatoriai visi, velenai, nes neaišku, jeigu stumoklis, kaip čia pasakyti, vožtuvas su stumokliu nepasibučiavo, nors ir jie neturėtų, bet dėl hidros smūgio gali būti atsirasti irgi kreivumų visokių. Tai. Visko gali būti. Jo, tai bet kokiu atveju viskas važiuosis, tikrinsis ir darys. Su turbinom kokia situacija buvo, tai kad viena iš jų nenorėjo suktis, kita labai sunkiai sukėsi, bet šiek tiek palaikius vadaiškiai. Jos kaip ir pradėjo rankiniu būdu suktis, tačiau bet kokiu atveju, kad jos kaip ir kažkokio pažeidimo neturėtų turėti, tai mes į vibro vonelį mesim jas šiek tiek prasiplaut, kadangi, turbo remontas dažniausiai pasibaigia kuo, tai kad praneša mum, kad viskas yra labai blogai, viskas negerai su tom turbinom ir viską mum reikia keisti. Bet šiuo atveju mes tikimės, bandysim išvengti šito dalyko, kad tiesiog nuvežti ir jas praplauti ir galbūt prasimatuoti, jeigu reikėtų. Bet manau, plovimo pilnai užteks. Tai ką, iš esmės, matyt, pakuojam? Jo, viską susipakuojam, susidėliojam, turbinas prasiplaunam, vežam tikrint, šveist, tvarkyt
pas kitus specialistus ir lauksim, kada viską jie mums padarys, kad toliau galėtume tęsti darbus. O tai va tokie reikaliukai pas Mykolą fronte, kaip sakoma. Valio. Tai, kai nuvešim, paupdeitinsim, pažiūrėsim, ką pasakys. Su bloku matyti nebus kažkokių tai niuansų, tai iš esmės prasigilizuos, susitvarkys, pasidarys. Klausimas su alkūniniu velenu, kokia situacija bus, su galva kokia situacija ir su švaistikliais ir stumokliais. Iš esmės, laukiam atsakymų, laukiam sutvarkytų dalių ir Mykolas toliau kips į darbus ties surinkimu. Tam tarpe greičiausiai užsisakys visas reikiamas dalis, tarpinės, indeklus, varžtus ir, žodžiu, viską, ko reikia ir sulaukęs kips į darbus. The next day. Gelau, nauja dienelė, nauji darbeliai. Laukiam, kad atvažiuotų paimti Emkės bloką, galvą, kitas dalis. Tai pavyko, tiksliau nepavyko, o pasiūlė. Sako, mes galim paimti, tai jeigu galit. Aišku, tik dar liepia daugiau išardyti galvą. Gerb Mykolas šituo reikalu rūpinasi. Išimam iki galo visus, žodžiu, agregatus, kompensatoriai, velenukai, spirokliai, volvatronikas ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, va, jau čia beveik baigta, tai va tokia tuščia ir turės likti. Dar šitos pusės nelietė. Čia nuima, viskas. Laukiam, tai yra išardo, supakuojam, atvažiuoja, pasiema, laukiam žinių. O čia pradėjo jau Mykolas ruošti į dažyklą. Vairas, spidometras, durų apmušimas jau nuimtas, ten dar nuimt. Galinis bamperis jau išardytas, užmestas atgal, bet galinį bamperį manau, kad dėsim kitą, nes čia kažkokia suirutė yra, šiek tiek minimalistinė, kažkas čia jau špakliuota, daryta, žodžiu, nelabai jisai fainas. Čia kažkaip storiau biški, toks neaiškus bamperis, tai manau, kad uždėsim kitą. M4 ten tas bamperis niekam nereikalingas, man atrodo, dar kažkur turiu, voliojasi. Tai tiesiog paimsim aną bamperį ir jį perdažys, nes vis tiek, ar taip jį reikia dažyti. Iš bagažinės viską į lentyną, galinės lempos keisis į drakonledus. Iš esmės, pasižiūrėjom, kad visą reikės dažyti ją, perpūsti, atšviežinti, nes ir kapotas turi nuo akmenukų padaužimų, ir sparnas negražiai nudažytas, ir durelės čia va, lakas lūpasi. Aišku, ir palankstytos yra, čia kažkuris tai šonas. Tai va, čia tas apsauginis toks lipdukas buvo, tai dabar jau jisai, tas lipdukas yra mašinos spalvos, nes jisai yra uždažytas, užlakuotas. Tai irgi dažytas sparnas, plus čia įlenkimo, aišku, galėtų meninis sutvarkyti šitos reikalus, bet kadangi jisai vis tiek negražus, čia irgi va, yra tokių visokių įlenkimų. Šitas galbūt sparnas lygtai nedažytas, bet palankstytas negražus. Tai spalva ganėtinai sudėtinga, tai gali būt keblumų. Tokia. Gal dėl šventos ramybės, kaip sakoma, perdažysim visą ir bus tvarkinga, graži, švari mašina. Slenkščiai gal liks va. Slenkščių gal nereikia, nebent gal. Dėl va šitų nudaužimų nuo važinėjimo, nuo akmenukų, nuo žvyro, bet kuriuo atveju dėsis poslenkščiai, užsiklijuos plevelę. Tai dabar ką? Išsiardo viskas aplinkui, kad būtų švaru, gražu, be jokių plasmasių, apdailų ir taip toliau. Tai nusiema šitie plastikiukai, shadow linas visas, veidrodėliai. Trumpai tariant, paliekam kėbulą dažymui. Ką? Ir važiuoja dažytis. Pasikelsim dar ant keltuvo ir susižiūrėsim, ko mums reikia iš dalių. Priekį, aišku, gal nusiimsim, pasiliksim, kad galima būtų pakeisti kažkokias tai dalis ar kažką padaryti, nors iš esmės nėra būtina, gali tas priekis būti ir uždėtas. Čia nuspręsim, pasižiūrėsim. Išsiardo, keliauja dažytis, lygiagrečiai užsisako dalis, kas nauja, kas naudota. Laukiam žinių dėl variklio, laukiam dalių, laukiam mašinos iš dažyklos ir važiuosim toliau. Neauktus priekinius langus palikt ar ne? Pasakyk man. Man atrodo, kad važinėjo negražus žmogus, nes ir šonai, ir priekis aklinai užtamsinti. Tai aš kažkaip galvoju, kad visai aš gražus žmogus esu. Kiekvienas individualiai gražus. Bet reikės nuplėšti, nes pas mus tokių bairių negalima. Kaip pas mus? Vokietijoje. Vis tiek mašina keliaus į Vokietiją. Tai va, laukit žinių, naujienų ir įdomybių.
Nu ką, išvarysiu vieną mašiną, kitą išstumt reikės. Atvažiavo tralas, tai vienas mašiniukas važiuoja į krastą pasidaryti aptarnavimo, pasikeisti tepalai ir viskas, kas priklauso, kad į naujas rankas išvažiuotų tvarkinga, paruošta ir taip toliau. O aukso gabalėlis mūsų M-ke važiuoja į dažyklą, pilnai persidažyti. Šitas gražuliukas važiuoja į krastą aptarnavimui, o M-ke pilnai paruošta dažymui, pažymėta su lipniom juostytėm, kur kažkokie tai didesni palankstimai ir defektėliai, kad pasilygintų, kur kas reikalinga išsilygint ir pilnai visa persidažytų. Tai va, einam dirbt. Angliukas nebe angliukas. Važiuojam. O, šaunioji, puikioji. Tralora, ar kaip čia vadinasi? Čia tavo kontora? Rimtai? O, reikės tai vagi paskambinkit dėdui, va. Ko čia saulė taip šviečia? O, tratora. Blemba kaip spigija saulė. Viskas? Oba, rankinis. Šio, aparats vietoj. Oi. Va, kur gerai matosi. Zvanokas pakrauna ir išveža savartynan. Labai gerai. Va. M-parket. Visur M-parket. Performance. Jėzau, Marija, M daugiau negu reikia. Visur. M. Tai čia beveik M-ke. O, kiek galiu pastumsiu. O, paruošta. Va, kaip sakiau, pažymėta biški. Čia. Nežinau, su bagažinės dangčiu dar paspręsim, ar dažyta ar ne, nes jisai iš tikrųjų nedažytas ir neliestas, tai gal ir nereiks. Spręs patys dažytojai, čia nesvarbu. Iš esmės, tai vis tiek visa dažusi. Tai čia tas bagažinės dangtis, tai jau čia 105 eurų, kokių plius minus, tai bendroj sumoj čia nebelabai jau žaidžia. Iš čia graži, viskas liuks, tvarkinga, bet reikalauja biškį pridėti rankų ne tik prie variklio, bet ir prie kėbulo. Liuksiškai. Kaip ten pas mus? Oi, stumiam labai gražiai. Ate, iki greito. Viena iki greito, kita jau viso gero. Iškroviau visą variklį dalimis, mini apžvalgėlę. Nauji indeklai, žiedai, išplauti, patikrinti stūmokliai švaistikliai, reikia 2 švaistiklių, galva nušlifuota, perinkta, padaryta, alkūnekas buvo biški linkęs, sakė labai nedaug, išlygintas, nupoliruotas, vėlenėliai nupoliruoti, blokas išplautas, pragilizuotas, iškoninguotas, nušlifuotas, sutvarkytas, padarytas, paruoštas. Gilzytės naujos gražios, švyti blizga, ajajai. Gražu. Tai va. Pasiims Mykolas likusias dalis, dar reikės šiek tiek papildomai ten dalių, varžtus pakeisim į kitus dėl šventos ramybės ir ką, kipsim į darbus. Varom. Tai ką, prasidėjo S55 variklio surinkimo darbai ir nebe už kalnų kursim. Kaip ne už kalnų. Dar liko nudažytą mašiną ir parsivežti. Jau gal dažo, gal jau link galo nudažė, nežinau. Bet, žodžiu, jinai dabar dažykloj. Turbinos taip pat procese. Gavom tokios informacijos, kad Westgate truputėlį spiriojasi. Žodžiu, rimta turbinų restauracija. Šią savaitę sulaukiam turbinų, surinkinėjam variklį, važiuojam mašina, kraunam, bandom kurt ir žiūrim, kaip
dirba. O dabar gerbiamas kelininkas dirba prie variklių. Čia molėtų plentą tvarko, o kai būna laisva minutė... Ai, tai tas kutas, jis vairuoja tą ekskavatorių, kur nuskendo. Dabar akinius tik tai paliko namuose, šiaip žvairas biškė. Bet ne esminis. Mykolas judina surinkimo darbus. Kaip sakoma, glosto šiuo metu variklio bloką. Glosto tai tikrąją to žodžio prasme. 2 pirštais, gal 3. Tai išsivalo, susideda naujus indekliukus, susitepa ir užviržinėja. Tai ką, darbai juda, variklis susirinkinėja ir po truputį, tuoj bus pilnai surinkta. So you shorty, you should know it though. Keep your hand on my desk and away from that stats, girl. It's probably abandon that envelope. Don't even want you around if you ain't on the same. If you come around me, better run it up. All my brothers who with me been here for beginning, the way you should do it when coming up. Cause these rappers around you be fake, I can say from experience, they don't be real enough. Do you peep in they songs, they act like they 100, boy. All of that cap ain't real as us. Got me hot, I can't listen to fake rappers. I don't talk with them other ones, stay yapping. Money legal, but my brother stay trapping. Got him mad, I ain't tripping when hate happen, cause I know that. Know that they feel away. Know that them boys gon' feel away. Know that they feel away. Know that them boys gon' feel away. Know that they feel away. Know that them boys gon' feel away. Tai pagrindiniai varžtai priveršti. Dabar eisim prie perimetro. Perimetre sprendimas yra šiek tiek kitoks. Nenaudosim originalių varžtų, nes dažna problema yra, kad jie lūžta. Yra išbandytas metodas, kurį pasakė mūsų draugas ir kolega, toksai varikliukų meistrelis Jurgelis, naudoti viurtinius varžtus. Viurtinius varžtus mes naudosim perimetrui ir tepalo pompai prisukti. Išbandyta, sakė? Tai važiuojam taip, kaip išbandyta. Pažiūrėsim, kas čia bus. Tai ką, SPM5 praktiškai surinktas, liko visai nedaug iki pilno aprengimo, variklis dabar atrodo taip, viskas surinkta, aprinkta, sudėta, trūksta turbinų, kurias tuoj pataisim paimti iš mašinos, atsivežiau, atrestauruotas, užtuninguotas, atšviežintas, kaip sakyt, tai apžvelgsim, kas ten padaryta, mačiau yra sudėtos ir senos dalis, biškai pažiūrėsime, kaip atrodo, čia ką, mačiau Mykolas dabar susukinėja žvakes, tai dar paskutiniai patepimai ir sulaukus mašinos iš dažyklos variklis keliaus į savo vietą pirmam užkūrimui. Pažiūrėsim, ar gerai surinktas, ar negerai. Tai va, o dabar einu, paimsiu turbinas. Blemba, sunkokas taip rūbužė, nieko kaip nors. Paimsim taigi, opa, čia keiliosios, prabraukiam, pasižiūrėkit, kaip gerai sukoja, Einam, pasižiūrim, kaip čia viskas, atrodo, kvepukų gavom. Gerai, pasikvepinsim. Kiek čia jų yra? 3. Tai vienas ant veidrodėlio ir 2 po vieną pažastim ir po kitą. Labai gerai. Mykolui kaip tik reikia. Senos dalis. Biški korozijos, šiokios tokios, visko yra, čia kaip suprantu, čia kita, įdomu, kuri čia labiau nuvargus buvo, viena už kitą gražesnė, kaip sako, senos atrodo. Taip, vamzdeliai, galiukai, tai tarpinytės visas vis tiek reikės sudėti naujas O-ringus ir taip toliau. O čia mes turim ką, senuoju geruoju būdu, gerai užviniota. Gražios, gražios, naujos. Tai antros net neverta pakuot, bet kuriuo atveju dedasi atgal. Ir praktiškai paruošta dėt į mašiną. Turbos keliauja ant variklio ir laukia mašinos po dažymo.
Special BMW Edition. Ar čia ne BMW Edition? BMW from BMW Crasta Auto. Žiūri šitom akytėm. Special Toolsas išsiardo. Kas per šūdas? Kas čia, per šūdas, tu man geriau pasakyk. Na. O, Mersas. O, iš karto akis pagal ženklą. Karočią, taip, žiūrėk. Parodyk dar kartą. O, matai? Dvi akis čia ir nosis, Merso ženklas, iš karto stabiliai.